Praėjo šiek tiek daugiau nei metai po druzų žudynių Sveidoje, Druzų kalne. Beveik 2000 druzų buvo nužudyti beduinų genčių ir kai kurių vyriausybės pajėgų, remiamų vyriausybės pajėgų. Ir skatinami naujosios vyriausybės Damaske. Taigi praėjo šiek tiek daugiau nei metai po tų įvykių. Kokia yra, turiu omenyje, ar galite papasakoti apie dabartinę druzų padėtį Sirijoje šiandien ir jų santykius su Damasku po metų? Taip, akivaizdu, kad beveik nėra jokių santykių tarp naujosios vyriausybės Damaske ir Sveidos provincijos, kurioje daugumą sudaro druzai. Ir mes turime tai suprasti. Druzų bendruomenė Sveidoje, kuriai vadovauja šeichas Salmanas Al-Hadžiris, jų politinis lyderis, labai nepasitikė naująją vyriausybę Damaske. Iš tikrųjų, jie tai suvokia kaip ISIS milicijas ir fundamentalistinės islamistų, ekstremistų grupės, kurios perėmė Damasko kontrolę. Todėl jie nėra pasirengę vesti jokių derybų su naująja vyriausybė Damaske. Kita vertus, jūs puikiai suprantate tai. Naujoji vyriausybė Damaske suvokia druzų bendruomenės Svede ir jos vadovybę kaip grupę, kuri akivaizdžiai susilygino su Izraelio valstybe. Ir tai daro visą situaciją labai sudėtingą. Iki tokio lygio, kad jei turėtumėte galimybę perskaityti naujausią ataskaitą, naujausią Jungtinių tautų ataskaitą, kurią parašė pasiuntinys į Svedos provinciją. Ir jis aiškiai parašė, kad beveik nėra jokios pažangos santykiuose tarp Svedos provincijos ir naujosios vyriausybės Damaske. Ir tarp abiejų pusių yra akivaizdus nepasitikėjimas. Iki tokio lygio, kad jis nemato jokios pažangos artimiausioje ateityje tarp šių dviejų pusių. Dabar Izraelis įsitraukia ne tik žodžiais, bet ir kariniu požiūriu, siekdamas apsaugoti druzų bendruomenę pietų Sirijoje. Iki tokio lygio, kad net Damaske? Jie sako, kad Izraelio kišimasis į jų vidaus reikalus trukdo pasiekti susitarimą. Susitarimą dėl konflikto išvengimo tarp Izraelio ir Sirijos. Tačiau ministras pirmininkas Netanyahus nuolat sako, įskaitant ir šiandien, kad Izraelis niekada nepaliks savo druzų brolių Sirijoje. Tiesa, ar manote, kad Netanyahus taip pat naudoja tai prieš artėjančius rinkimus, bandydamas pritraukti druzų balsus savo palaikymui? Man kyla rimtų abejonių dėl dabartinės vyriausybės požiūrio į Svaidos provinciją ir druzų bendruomenę Sirijoje. Nes jei pažvelgčiau, jei grįžtume minutei į 2025 metų Liepą, mes suprastume tai. Izraelio intervencija arba IDF intervencija įvyko tik po 48 valandos. Nuo to laiko, kai naujosios vyriausybės pajėgos užpuolė Svaidos provinciją. Dėl ko tada žuvo 1700 druzų piliečių. Ir kitas dalykas yra tas, kad mes visi vis klausime, nuo to laiko praėjo daugiau nei metai. Tai ką Izraelio valstybė padarė, kad paremtų druzų bendruomenę Sirijoje? Taigi po visų šių pažadų iš ministro pirmininko pusės ir dabartinės vyriausybės, mes nematėme jokios realios pažangos druzų situacijoje Sirijoje. Ir tai labai liūdna, nes daugeliu atžvilgių tai privertė tuos, kurie nepritarė šiai intervencijai, Izraelio pusės intervencijai, grįžti į naujos ekstremistinės vyriausybės Damaske rankas. Kita vertus, sumažėjo pasitikėjimas tarp vadovybės Svedos provincijoje ir Izraelio. Todėl tikiuosi, kad Izraelio įsikišimas į druzų reikalus Sirijoje turėtų būti kur kas didesnis nei tai, ką iki šiol padarė Izraelio vyriausybė.
Tačiau yra dar vienas dalykas, dėl kurio turime būti atviri. Tai faktas, kurį turime suprasti. Izraelio interesas visų pirma yra tas, kad druzų bendruomenė pietų Sirijoje gyventų taikiai ir būtų saugi. Nes jie iš esmės gyvena prie mūsų šiaurinių sienų ir jie yra Izraelio pirmosiose linijose. Jie susiduria su nauja ekstremistinė, fundamentalistinė ISIS vyriausybė, kuri dabar įsikūrusi Damaske, remiama Turkijos vyriausybės ir Erdogano. Taigi tai yra iššūkis, kuris ateityje paveiks Izraelį. Dabar kalbant apie šį žvilgsnį į ateitį, norėčiau šiek tiek pereiti prie artėjančių rinkimų. Jūs dalyvaujate kitą mėnesį vyksiančiuose Demokratų partijos pirminiuose rinkimuose, kuriems vadovauja Jairas Golanas. Kas yra Jairas Golanas? Visų pirma, kodėl Demokratų partija? Ir antra, ką Jairas Golanas siūlo Izraelio santykių klausimų? Arba subalansuoti santykius su druzų broliais Sirijoje, bet taip pat bandyti užmegzti pozityvius, konstruktyvius santykius su šia Sirijos vyriausybė. Gerai, atsakysiu į abu jūsų klausimų aspektus. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad Demokratų partija daugeliu atžvilgių atstovauja vertybėms, mano vertybėms ir mano Izraelio valstybės ateities vizijoms. Bet svarbiausia yra tai, kad ši partija atstovauja Izraelio, kokį aš noriu matyti. Demokratinės, liberalios valstybės, kuri visiems savo piliečiams užtikrina lygias teises pagal nepriklausomybės deklaracijos dvasią viziją. Tai man labai svarbu. Ir galiu pasakyti, kad tai tikriausiai yra pagrindinė priežastis, kodėl dabar kandidatuoju į vietą Demokratų partijoje. Dabar kalbant apie antrąją jūsų klausimo dalį. Manau, kad Jairas Golanas, buvęs Šiaurės vadovybės ir Izraelio gynybos pajėgų vadovas, labai gerai supranta to regiono jautrumą. Labai gerai supranta, kaip svarbu, kad druzų bendruomenė pietinėje Sirijos dalyje gyventų saugiai ir taikiai. Ir kaip jie galėtų būti mūsų pirmoji gynybos linija ir mūsų apsauga prieš ekstremistinę vyriausybę Damaske.